Labą dieną. Štai įsibėgėjus pavasariui vėlgi turiu priminti, kad turime būtinai panaudoti apsaugos priemonės savo sodui, daržui ir aplamai visam sklypui. Be purškimų šiais laikais neapseisime, todėl kad lygos puola, turime daug kaimynų, kolektyviniuose soduose itin nėra visi gerai prižiūrimi, todėl kad jeigu mes nenaudosime apsaugos priemonių, mes galime neturėti ir derliaus, ypatingai kolektyviniuose soduose. Taipogi dabar žinome, kad labai sunku užsiauginti gerą kriaušių derlių. Kriaušės nemėgsta labai draugystės su kininiais kadagiais, todėl kad sąveikoje su kininiais kadagiais dauginasi rūdžių sukėlėjai. Jie tiesiog žiemoja kininiuose kadagiuose. Atėjus pavasariui, tiesiog suskrenda gyventi ir maitintis į kriaušės. Taigi, purškimai būtini ir šiandien pakalbėsime apie juos visus iš eilės. Pirmiausia, tai reikia apsirūpinti reikiamais įrankiais. Įrankiai šiuo atveju tai laistytuvas su gradacija arba kita talpa su gradacija, kad mes galėtume žinoti, kokiame kiekyje turime atskiesti preparatus. Reikalingi purkštuvai. Purkštuvai gali būti įvairiausi. Tai yra pompiniai štanginiai tai šitas. Čia yra elementariausias 5 litrų purkštuvas pompinis su trumpu antgaliu. Kadangi šiandien purkšime mažą medelį, mums jo pilnai užteks. Tačiau būna purkštuvų dideliems sklypam ir dideliem medžiam. Yra papildomos štangos, kur galima aukštai pasiekti. Yra purkštuvai, kurie nešiojami ant nugaros ir tiesiog pompuojama jau nepadedant ant žemės. Tai vienas iš dalykų, kas yra būtiniausias. Jų yra įvairių talpų. Priklausomai nuo talpų reikalinga ir dozacija išlaikyti. Jeigu mes mažesnės talpos purkštuvą turim negu 10 litrų, reikia turėti omeny, kad visi preparatai yra paruošti 10 litrų pakuoti. Taigi, kad gerai dozuoti, reikia mums turėti, sakykime, dozavimui galim turėti ir vienkartinį švirkštą. Tai yra labai patogu, galime tiesiog atitinkamą kiekį preparatų susiurbti ir paskaičiavus į atitinkamą talpą. Nepamirškime apsaugos priemonių. Apsaugos priemonės būtinos. Apsaugos priemonės tai visų pirma saugokime akis. Geriausiai yra naudoti antveidį. Tačiau, neturint jo, galima paprasčiausiai naudoti štai tokius apsauginius akinius. Būtina naudoti štai paprasčiausią tokį respiratorių apsaugą, kad neįkvėptume. Naudojame pirštinės būtinai ir naudojame apsauginį, ar tai kombinezoną, ar tai apsauginį pončių. Būtinai apdengiame galvą, kadangi šitas pončius yra kartu su kapiušonu, tai praktiškai mūsų galva bus apsaugota. Štai ir dar vienas dalykas. Jeigu dirbsite didelius darbus, tikrai nepamirškite ir apsimaukite aulinius batus, guminius, kuriuos paskui paprasta bus nuplauti. Nepamirškite po to, kad reikia nusiplauti rankas, galimai rūbus išsiskalbti, jeigu matote, kad tam yra būtinybė. Dar vienas dalykas. Nepurkškite augalų arčiau negu 10 metrų prie vandens telkinių. Tai tiesiog yra neleistina. Taip pat purškimo metu apsaugokite, jeigu turite gyvūnus. Reikėtų tuo laiku juos uždaryti. Lietuvoje pirmas purškimas, kol nenubudę pumpurai, paprastai būna kovo mėnesį.
kovo antra pusė, tačiau reikia nepamiršti, kad efektyviausi purškimai būna, kada temperatūra nuo 5 iki 20, tačiau geriausia vis tik tai, kai temperatūra 10-12 laipsnių pasiekia, tada pats efektingiausias yra panaudojimas cheminių preparatų. Vėlgi, purkšti reikia štai kaip šiandien, kad nebūtų saulės, kad nebūtų vėjo. Ir dar tokia, kad turėtume tikimybę, kad nenulis lietus mūsų šito darbo. Tai tokie pagrindiniai reikalavimai. Yra keletas apsaugos priemonių. Kol yra neišsprogę pumpurai, kol dar medis yra ramybės būsenoje, reikėtų naudoti trąšų ir mineralinių preparatų mišinius. Kodėl naudoti tuos, kol neišsprogę? Kad mes tiesiog nenudegintume būsimų derliaus, būsimų lapų, būsimų žiedų. Tai vienas iš tokių dalykų, tai būtų galima naudoti Gardex mišinį. Gardex mišinys yra pilnai paruoštas. Čia yra pakuotėje, atidarote ir negalvodami galite visą pakuotę 10 litrų supilti, gerai išmaišyti ir nupurkšti medžius. Vaiskrūmius taipogi. Viską galima, kas yra negyva. Dar vienas iš tokių dalykų tai yra Burgundijos rinkinys, tai yra vario preparatai ir kalcionuota soda. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atskiesti 10 litrų vandens. Dar vienas iš tokių seniai žinomų dalykų, tai yra bordo mišinys, tai yra vario preparatai ir kalkės. Jau labai nuo senų yra žinomas. Dabar jeigu mes galime naudoti tiesiog vario sulfatą atskirai. Vario sulfatas tai yra priešgrybinis preparatas, irgi naudotinas tada, kada nėra pumpurų. Jeigu mes norime nuo senų medžių pašalinti arba pomedžiuose, labai tinka ant senų medžių labai dažnai būna kerpių įvairių priaugusių, arba pomedžiuose daug samanų. Tai yra geležies sulfatas. Geležies sulfatas yra būtent samanų naikinimui ir kerpių naikinimui ant medžių. Vėlgi primenu, kad šituos visus dalykus turime naudoti, kol neišsprogę pumpurai. Ir dar viena jų ypatybė, kad jų negalima maišyti su jokiais kitais priedais. Taigi pasiėmėme pakuotę ir ją naudojame atskirai. Dažnas turime agrastų. Jeigu iš senesniųjų veislių, tai jie dažnai suserga valktimi. Valktis tai yra, kai grybinis toksai apvalkalas pilkas susidaro ir tiesiog praranda jie ir išvaizdą, ir maistinę vertę. Naujosios veislės dažniausiai yra atsparios valkčiai. Tačiau neblogai panaudoti tiek agrastam, tiek juodiesiems serbentam. Mes turime preparatą nuo valkties. Taipogi jisai padeda ir nuo miltligės. Visų pirma, sudėtis jo yra muilas ir kalcionuota soda. Pirmiausia, supilame į šiltą vandenį, būtinai į šiltą vandenį reikia, supilame kalcionuotą sodą, išmaišome, tada iki pilno ištirpimo šitas skiedrytės muilo įdedame ir tuo preparatu, tai yra vėlgi 10 litrų, tuo preparatu nupurškėme agrastus ir juodosius serbentus. Kalbant apie kriaušes, dabar jau būtent tas metas, kada mes esame panaudoję anksčiau minėtus preparatus, tai yra Gardexą, vario sulfatą, vėlgi pasakojau, kad kol miega pumpurai. Dabar pats laikas pirmą kartą nupurkšti nuo grybinių ligų sodą, tai yra preparatas kriaušėm ir obelim, taipogi braškės galima purkšti juo, tai yra preparatas skoras.
cheminis preparatas choras. Prie skoro nuo kenkėjų reikėtų pridėti deci arba mavriką. Kad sumažinti augalams stresą, galima į tą patį tirpalą įdėti tirpių trąšų 20 mg 10 litrų vandens. Dabar pirmiausiai yra užpildomas laistytuvas arba kitas indas, kuriame ištirpinsime šitas visas reikalingas medžiagas, turi būti pripildomas maždaug trečdaliu vandens. Vanduo turi būti minkštas, vanduo turi būti šiltas, nes tada geriausiai ištirpsta visos medžiagos. Tada mes išmaišome iki pilno ištirpimo ir pripilame iki galo reikalingą kiekį vandens. O tada jau belieka mums užpompuoti ir purkšti. Jeigu kalbant apie kaulavaisius, tai juos reikėtų purkšti topazų, kaulavaisiai ir uogakrumiai. Taip pat pridedame, vėlgi stresui sumažinti, mineralinių trąšų tirpių ir pridedame mavriką arba deci nuo kenkėjų. Tiek prie skoro rinkinio, tiek prie topazo rinkinio reikėtų pridėti liptopą. Liptopas tai yra lipni medžiaga, kuri ilgiau užlaikys mūsų veikliąją medžiagą ant nupurkštų augalų. Todėl, kad lietus lyja, rūkai dideli ir plus liptopas dar saugo nuo nulašėjimo. Nes vienas dalykas, kada tu nupurški ir nulaša, o kitas dalykas, kada ilgiau užsilaiko veiklioji medžiaga ten, kur jai reikia. Neseniai atsiradusi ir viena iš naujausių ekologinių augalų priežiūros priemonių yra sujungtos įvairios vario preparatų junginiai su įvairiais augalų ekstraktais. Vieną tokį norėtume pavasariui pasiūlyti, tai flama. Flama yra vario junginiai plus mimozos ekstraktas. Tai yra nuo grybinių ligų prevencijai. Galima juos maišyti su konfliku. Ir konflikas tai yra karčio musmedžio ekstraktas ir kailio muilas. Taigi šitos du preparatus, tik tai jų dozuoti reikia skaityti, nes dozuotės yra šiek tiek didesnės ir štai čia jums kaip tik praverstų vienkartinis špricas. Nes vieno reikia 15 ml dėti, o kito reikia 20 ml į kompaniją maišyti. Taigi, o jų abiejų pakuotės yra po 30 ml. Tai 10 litrų turėkite omeny. Taip pat, kad geriau priliptų šitas preparatas, reikėtų naudoti kalio muilą. Taigi, štai viena kompanija. Kita kompanija tai būtų Kofortas ir Matrinalis. Kofortas tai yra vario junginiai įvairių formų ir Matrinalis tai yra pušų aliejus nuo kenkėjų. Vienas nuo ligų, kitas nuo kenkėjų. Pridedame taip pat kalio muilą. Tiek prie vienų, tiek prie kitų. Lipnumui padidinti pridedame kalio muilą. 0,5 kilogramo 10 litrų. Sanitariniam apdorojimui pomedžių, takelių, atskirų piktžolių sugrįžo visų pamėgtas glifosatinis preparatas Roundupas. Roundupas anksčiau jau buvo naudojamas ir kurį laiką mes jo neturėjome. Dabar sugrįžo tiesiog jis saugiose pakuotėse. Pavyzdžiui, štai šitas yra paruoštas pilnai naudojimui. Mes galime juo apdoroti labai mažus plotus tarp augalų, tarp uogakrumių, kelmų, žinoma tol, kol jie nesužaliavę, kad nesunaikinti paties uogakrumio. Bet tai yra labai patogus purškimas
labai siaura juostelė ir galima prieiti prie įvairių siaurų vietų. Jo labiau nereikia mums skiesti jo. Tiesiog naudojame taip, kaip yra. Dar visiškai nauja forma yra, kada raundapas gelinėme stovyje. Gelinėme stovyje yra naudotinas atskirų piktžolių naikinimui. Kada turime atskiras piktžolės, sakykime, tokioj vietoj, nuimame štai šitą apsauginį dangtelį. Pirmą kartą naudojant reikėtų pakratyti šiek tiek, kad preparatas vis tik tai gelis yra, kad jis ateitų į reikiamą vietą. Štai yra knopkė. Ir paspaudus mes matome labai tokią nelašančią, visiškai nelašančią priemonę, kuriuo reikėtų apdoroti 30% piktžolės, sakykime, subujojusios kažkokios tai pienės ir augalas žus. Trečias variantas. Taipogi siauriem privažiavimam, takeliam, siauriem tarpeliam, kuriuose išdygsta piktžolės ir nereikia mums didelio tiesiog ploto apdoroti. Galime apseiti 1 litru, tai čia yra irgi dozuoti tokia. Štai šitas kaušelis yra 20 ml. Įpilame 20 ml. Naudojimo instrukciją noriu parodyti. Atplėšus štai tą kamputį, jūs pamatote naudojimo instrukciją. Ir būtent parašyta, kad vienas kaušelis 20 ml litrui vandens. Štai tokia irgi saugi forma, kuriomis mes galime nereikalingas piktžoles panaikinti. Kadangi mūsų purkštuvas yra 5 litrų, atitinkamai turime dozuoti, vat štai tam ir reikalingas medicininis špricas. Šie 2 ml yra 10 litrų vandens, tai mes naudojame pusę to. Kad geriau išsimaišytų, mes iš pradžių turime pripilti tik tai trečdalį vandens. Tai jeigu čia 5 litrai, tai maždaug trečdalį pripilėm vandens, skoro įlašiname, kadangi menkas kiekis, tai turėtume dar užsiurbti vandenuku. Na ir matote, kokie pienos pasidaro suspensija. Dabar decis. Decis čia taip pat yra 10 litrų. Reiškia, mums reikia ir 10 litrų yra 8 gramai, mes naudosime 8 ml, mes naudosime 4 ml. Ir liptopas. Ir dabar pripilame iki pilno tūrio. Dažnai dar kyla klausimas, o kokia išeiga vis tik tai. Taigi čia 10 litrų, tai yra 2 tokie, būtų maždaug 2 dideliem medžiam. Arba kokiem 6-8 uogakrūmiam suaugusiam turiu omeny. Arba štai tokio tipo, kaip mes purkšime, taip pat kokiem 6 medeliam. Stengtis nupurkšti, kad pasidengtų visos šakos. Nes jeigu toks peržegnojimas tik tai bus, tai mes naudos neturėsime.
Įtin, kad matosi, kad šitas medelis jau turėjęs rūdžių pakenkimą rauplių. Yra kai kurie pakenkti pumpurai. Manome, kad šiek tiek šita laida bus jums naudinga, tik tai nepamirškite, kad purškimas vienintelis neišgelbės taip pat jūsų derliaus. Purškimus reikia kartoti maždaug kas 10-14 dienų. Tačiau jokių būdų nepurškime žydinčių augalų, kada maitinasi ir neša medų bitės. Nes mes tiesiog ne tik tai medui pakenksime, bet mes galime prisidėti prie šitų gerų vabzdžių naikinimo. Reikėtų laikyti šitų visų saugos taisyklių. Būtent tai yra parašyta kiekvienoje instrukcijoje ir nepamirškite taip pat apsaugos priemonių. Ir gero jums derliaus!